puikios ir užtikrintos pergalės prieš Belgrado Partizan ekipą Vilniaus Lietuvos Rytas grįžo į pergalių kelią Eurolygos turnyre. Penktajame Eurolygos ture Vilniaus ekipos laukia dar nei kartą Eurolygoje nepralaimėjusi Malagos Unicaja ekipą. Šį kartą vilniečiams teks palikti savo namų Siemens areną ir vykti į karštąją Ispaniją į Palacio areną. Malagos Unicaja ekipa yra sudaryta iš puikių krepšininkų. Geriausiai Malagos ekipoje sekasi žaisti Tehuanui Dinui. Amerikietis pelno net po 22 taškus, atkovoja po 4 kamuolius, atlieka 2 rezultatyvius perdavimus. Tehuanui Dinui puikiai talkina Robertas Arčibaldas, vidurio puolėjas. Aikštelė praleidžia tik po 19 minučių, tačiau sugeba pelnyti net po 9 taškus, atkovoti po 5 kamuolius ir blokuoti po 1 varžovų metimą. Kitos komandos aukštaūgis Džoelis Freelandas iš Jungtinės karalystės prideda beveik dvigubą dublį. Jisai pelno po 11 taškų, atkovoja po 9 kamuolius. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje prieš Partizan komandą geriausiai pasirodė mum puikiai pažįstami veidai. Martynas Gecevičius grįžo į savo įprastas vėžes. Snaiperis pelnė net 19 taškų, pataikydamas 3 iš 4 tritaškų. Taip pat sugebėjo atlikti net 5 rezultatyvius perdavimus. Kitas Lietuvos Ryto ekipą vedęs į pergalę žaidėjas buvo Donatas Zavackas. Puolėjas pelnė 13 taškų, sumesdamas net 4 iš 4 tritaškių. Taip pat pridėjo dar 2 atkovotus kamuolius. Komandos aukštaūgis iš Serbijos Milko Bijelica įnešė savo pastebimą indėlį komandos pergalę. Jisai pridėjo 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Spalio mėnesio Eurolygos naudingiausias žaidėjas Bojanas Popovičius įmetė 10 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Šios varžybos bus dvikova tarp turnyrinės lentelės lyderių, todėl mūsų laukia tikrai įspūdingas reginys aikštelėje. Malagos Unicaja Vilniaus Lietuvos Rytas jau šį ketvirtadienį 21:45 tiesioginė transliacija iš Malagos, Ispanija.